V-22 Osprey yra vienas mano mėgstamiausių orlaivių dėl savo gebėjimo kabėti ore kaip sraigtasparnis. Ir tada pereina į skrydį į priekį kaip lėktuvas su fiksuotais sparnais, todėl gali nusileisti beveik bet kur. Iš tiesų, per pastarosius 10 metų esu sukūręs nemažai orlaivių, galinčių kilti ir leistis vertikaliai, kurie primena Osprey, su išskirtiniais sparnų galiukuose esančiais varikliais, kurie pasisuka, kai orlaivis pereina į kitą režimą. Tačiau nuo mano paskutinio VTOL projekto jau praėjo nemažai laiko. Taigi šiame vaizdo įraše aš jūs pakviesiu į kelionę, kurioje parodysiu, kaip kuriu ir konstruoju kiekvieną radio bangomis valdomo VTOL orlaivio komponentą. Aš nusprendžiau fiuzeliažą gaminti iš stiklo pluoštų sustiprinto plastiko, nes jis yra lengvas ir gana patvarus, jei įvyktų kietas nusileidimas ar avarija. Vienintelė problema ta, kad šios plokštės yra tik 1 mm storio, tačiau pridėjus kai kurių 3D spausdintų detalių, standumas gali būti gerokai padidintas. Fiuzeliažo galinė dalis bus tiesiog tiesus anglies pluošto vamzdis, nes už sparno nieko montuoti nereikia. Išskyrus vairą ir aukštumos vairą. Dėl to orlaivis atrodo labiau kaip modelinis sraigtasparnis nei lėktuvas. Kitas žingsnis – pridėti pagrindinius sparno lonžeronus, kurie naudoja tuos pačius anglies pluošto vamzdžius kaip ir uodega. Ir visa tai sujungiama kartu su keliomis 3D spausdintomis detalėmis bei papildomomis stiklo pluošto plokštėmis, kad būtų suteiktas didesnis tvirtumas, o sparnui bus suteiktas 8 laipsnių kylantis dihedralinis kampas. Tada sparno lonžeronas gali būti įstatytas į fiuzeliažą ir pritvirtintas keliais varžtais, taip sukuriant tvirtą, bet lengvą rėmą. Tai svarbu tokio tipo VTOL orlaiviui, nes kai jis kybo ore, visas lėktuvo svoris laikomas ant sparnų galų, skirtingai nei įprastame lėktuve, kur pakilimo jėga pasiskiršiusi per visą sparno ilgį. Kalbant apie pakilimą nuo sparnų galų, pereikime prie variklių tvirtinimo laikiklių. Anksčiau esu išbandęs keletą skirtingų mechanizmų skirtų varikliams pakreipti. Pavyzdžiui, mano pirmoji 2 servovariklių sistema, kurioje vienas didelis servovariklis buvo naudojamas perėjimui pakreipti, o mažesnis servovariklis valdymui ore kybant. Tai veikia gana gerai, bet taip pat buvo gana sunku. Taigi savo antrajame VTOL aš tiesioginė prasme pritvirtinau variklį tiesiai prie vieno servovariklio, kuris atliko tiek perėjimą, tiek pakreipimą, tiek valdymą ore kybant. Mano trečiasis VTOL taip pat naudoja vieną servovariklį, tačiau perdavė sukimąsi per pavarų porą, kad sumažintų apkrovą servovariklio guoliams. Ir galiausiai mano ketvirtasis VTOL, kuriame vienas servovariklis per veną per sparną pakreipdavo abu variklius, kuris buvo gana lengvas, bet nebuvo idealus, nes varikliai negalėjo būti pakreipiami nepriklausomai vienas nuo kito. Taigi, valdymas kybant ore buvo ribotas, kadangi šis orlaivis turi tik 2 variklius, tai tarsi bandyti išlaikyti pusiausvyrą ant 2 kojų taburetės. Taigi, kad orlaivis galėtų valdyti išilginę ašį kybant ore, jis turi pakreipti šiuos variklius pirmyn ir atgal. Tai veikia sukuriant poslinkį tarp traukos linijos ir masės centro, dėl ko orlaivis pradeda suktis. Ir kuo greičiau šis variklis gali suktis, tuo jautresnė bus išilginė ašis. Todėl, kai giroskopas pradeda valdyti, orlaivis tampa stabilesnis. Taigi, šis pasvirimo mechanizmas sukurtas taip, kad būtų kuo lengvesnis, o servovariklis pritvirtintas prie sparno lonžerono, kad sumažintų besisukančios dalies masę, tikintis, kad tai padarys jį kuo jautresnį mechaniškai. Taigi, aš atspausdinau visus pasvirimo mechanizmo komponentus 3D spausdintuvu ir suklijavau kai kurias dalis, kurių negalėjau atspausdinti kaip vienos detalės. Tada variklį galima pritvirtinti varžtais, taip pat ir servo variklį, prie kurio galiu pritvirtinti didelį 3D spausdintą krumpliaratį pasvirimo valdymui. Šios dvi pusės tada susijungia ir gali būti užmaunamos ant sparno lonžerono, prispaudžiant servo variklio laikiklio dalį varžtu, kad jį nesisuktų. Ir štai turime. Lengvas ir paprastas variklio pasvirimo mechanizmas, o variklio ir servovariklio laidus galima tvarkingai pravesti per sparno lonžeroną. Dabar, kaip tikriausiai galite įsivaizduoti, variklių ir pasvirimo mechanizmų veikimo greitis, kad lėktuvas išliktų stabilus kybant ore, turi būti gana didelis. Taip pat kaip dronui reikia giroskopų ir akselerometrų, kad apskaičiuotų variklių greičius, šiam orlaiviui jų taip pat reikia. Paprastai šie giroskopai ir akselerometrai yra sujungti į vadinamąjį skrydžio valdiklį, kuris surenka visus duomenis iš jutiklių ir sujungia juos su perduodamu valdymo signalu, kad nurodytų dronui judėti tam tikrą kryptimi. Deja, šio tipo vertikalaus kilimo ir tupimo orlaiviams nėra jokių paruoštų sprendimų, todėl mums reikės kažko šiek tiek labiau pritaikyto. Laimei, VTOL galinti valdyti skrydžio valdiklį sukūrė vaikinas vardu Nikolasas Rymas kaip savo magistro darbo dalį. Ir jis įkėlė daugybę vaizdo įrašų į YouTube apie visus įvairius projektus, kuriuose naudojo šį skrydžio valdiklį. Jo skrydžio valdiklis veikia taip. Jis naudoja mažą procesoriaus plokštę, vadinamą TINSI, kuris sujungtas su giroskopo ir akselerometro plokšte, skirtomis orlaivio orientacijai nustatyti. Šios dvi elektroninės plokštės yra viskas, ko reikia skrydžio valdikliui sukurti, ir jis veikia su specialiai jam parašytų kodu, vadinamu Dream Flight. Aš esu nemažai programavęs su Arduino anksčiau, ir laimiai jo skrydžio valdiklis taip pat naudoja Arduino kodą.
Todėl man buvo labai intuityvu juo naudotis ir atvirai pasakius, esu labai sužavėtas. Kadangi visas kodas yra aiškiai išdėstytas ir lengvai skaitomas, atrodo, kad orlaivių konfigūracijų galimybės yra beveik begalinės. Taigi, aš tikrai džiaugiuosi galėdamas naudoti jo kodą šiame projekte ir greičiausiai naudosiu jį daugelį būsimų projektų. Kad supaprastinčiau skrydžio valdiklio laidų jungimą, komponentus pritvirtinau prie prototipinės plokštės. Tai palengvino visų TNC išėjimų prijungimą prie jungčių, skirtų servomechanizmams ir varikliams. Ir su keliomis bandomojo kodo eilutėmis giroskopo stabilizavimas veikia puikiai. Kitas žingsnis – prilituoti elektroninį greičio reguliatorių varikliams. Aš pasirinkau naudoti 4 viename greičio reguliatorių. Jie sukurti naudoti dronams, nes turi 4 variklių išėjimus. Mano Larivis turi tik 2 variklių išėjimus, bet kas stebina, šis variantas yra kompaktiškesnis nei naudoti 2 atskirus variklių valdiklius. Tada prie skrydžio valdiklio galima prijungti visus signalo laidus, taip pat imtuvą ir 5 V reguliatorių servomechanizmams maitinti. Ir atėjo laikas parašyti šiek tiek kodo. Čia yra pagrindinis maišymo kodas, kurį parašiau būtent šiam orlaiviui. Ir ar jūs domina, kaip tai veikia, jis labai panašus į maišymo kodą, kurį parašiau savo ankstesniam VTOL orlaiviui, kurio nuorodą paliksiu aprašyme žemiau. Kai visi variklių ir servomechanizmų kryptys buvo sukonfigūruotos, uždėjau kelis sraigtus, kad patikrinčiau, kaip gerai jis kompensuoja išorinius judesius. Ko nerekomenduoju bandyti, nes tai nėra visiškai saugu, bet atrodo perspektyviai. Laikas pirmajam bandymui pakilti į orą. Pirmas bandymas. Iš tikrųjų jis pakilo iš pirmo karto, o tuoj pradės lyti, todėl geriau eisiu į vidų. Kol laukiau, kol lietus liausis, dar kartą perskaičiau skrydžio valdiklio kodą ir pastebėjau, kad buvau nustatęs neteisingą skrydžio režimą. Taigi pakeičiau skrydžio režimą. Laimiai kitam bandymui pasirodė Saulė. Ir šį kartą jis buvo kur kas stabilesnis. Skristi buvo labai natūralu, todėl net pradėjau daryti piruetus. Ir keletą aštuoniukių. Ir tada nusileidau, kol dar nespėjau jo sudaužyti. Dabar mums tai reikia pridėti sparną ir uodegą prie šio daikto ir pažiūrėti, kaip jis skris kaip lėktuvas. Kaip galite įsivaizduoti, VTOL orlaivio sparnas yra labai svarbus, nes skirtingai nei įprastas lėktuvas, kuris naudoja pakilimo taką pakilimui ir nusileidimui, VTOL orlaivis turi visą tai atlikti jau būdamas ore. Tai reiškia, kad jis turi pagreitėti nuo 0 oro greičio iki kreiserinio greičio kuo sklandžiau, o taip pat sulėtėti nuo kreiserinio greičio iki kybojimo kuo sklandžiau. Laimiai yra svetainė pavadinimu airfoiltools.com, kurioje pateikiama daugybė įvairių aerodinaminių profilių, taip pat jų keliamosios jėgos ir pasipriešinimo duomenys. Kas padeda man nuspręsti, kurio man reikia? Po daugybės aerodinaminių profilių palyginimų nusprendžiau naudoti NACA 4412, nes jo keliamosios jėgos koeficiento ir atakos kampo priklausomybės grafikas yra labai tiesinis tarp -5 ir +9 laipsnių atakos kampo. Ir kadangi aš montuosiu sparną su teigiamu 3 laipsnių kampu, orlaivis galės pakrypti aukštyn arba žemyn 6 laipsniais į abi puses, nesukeldamas neigiamos keliamojos jėgos arba nesukeldamas srauto atitrūkimo. Pavyzdžiui, čia yra mažiau pageidaujamas sparnas, kurio keliamosios jėgos koeficientas labai greitai sumažėja žemiau 0 laipsnių atakos kampo. Taigi dabar, kai oro profilio forma jau pasirinkta, koks yra geriausias būdas pagaminti sparną? Na, anksčiau aš spausdinau sparno nerviūras 3D spausdintuvu ir aplink juos lankstydavau putplasčio plokštę, kad sukurčiau apytikslę oro profilio formą. Tačiau tai dažniausiai nėra labai tikslu, nes putplasčio plokštė pradeda deformuotis aplink 3D spausdintuvu atspausdintas nerviūras. Todėl vietoj to aš ketinu atspausinti visą sparną 3D spausdintuvu, naudodamas medžiagą vadinamą lengvu PLA. Ši medžiaga putoja, kai jis spausdinama 3D spausdintuvu ir sveria 40% tiek, kiek įprastas 3D spausdinys. Vienintelė problema su šia medžiaga yra ta, kad dėl putojimo atsirandantis išsiplėtimas labai apsunkina spausdintuvui galimybę sukurti kokybiškus spausdinius. Leiskite parodyti jums pavyzdį.
Štai spausdinamas aerodinaminis profilis be jokios vidinės struktūros. Ir kaip matote, spausdintuvas tiesiog seka nenutrūkstamą orofoilio kontūrą. Tačiau tarkime, norime pridėti vidinę standumo briauną, kad padidintume stiprumą. Tuomet spausdintuvas turi sustoti ir pakelti antgalį, kad pereitų prie vidinės briaunos. Tai palieka šiek tiek perteklinės medžiagos, kurią išstumia antgalis dėl putojimo proceso. Ir paprastai tai išsprendžiama atitraukiant plastiką atgal iš spausdintuvo, kad būtų sustabdytas išspaudimas. Tačiau tai neveikia su lengvu PLA. Kad to išvengtume, sparnas turi būti suprojektuotas taip, kad spausdintuvas galėtų spausdinti viena nenutrūkstama linija per visą spausdinimo procesą. Tai reiškia, kad norint pridėti vidinę standumo briauną sparne, mums iš tikrųjų reikia išpjauti tokią angą. Tai padaro briauną išorinio profilio dalimi ir panaikina poreikį spausdintuvui pakelti antgalį. Tai ne tik pašalina bet kokią papildomą medžiagą likusią po atitraukimo proceso, bet ir sumažina spausdinimo laiką. Žinoma, viena briauna nėra pakankamai tvirta, kad išlaikytų visą sparną, todėl daug laiko praleidau konfigūruodamas dizainą, kad gaučiau štai tokį rezultatą. Vidinės briaunos sudaro tinklelio raštą, o kiekvienoje briaunoje yra skylė per vidurį, kad sumažintų svorį. Ir visas šis sparnas gali būti atspausdintas kaip viena nenutrūkstama linija spausdintuvu, todėl gaunamas greitai spausdinamas lengvas sparnas. Kai visi sparno segmentai buvo atspausdinti, pradėjau juos visus klijuoti kartu, naudodamas sparno lonžeroną jų išlygiavimui. Kiekviena sparno pusė yra 64 cm ilgio ir sveria apie 90 gramų. Kas nėra taip jau blogai, turint omenyje, kad tai labai tikslus aerodinaminis profilis, arba bent jau daug geriau nei galėčiau padaryti iš kitų medžiagų. Šie sparnai gali būti užmaunami ant sparnų lonžeronų ir tada užfiksuojami fiuzeliaže, kaip matote, taip sukuriant labai modulinę konstrukciją. Taigi, jei sparnai būtų pažeisti ir juos reikėtų pakeisti, per dieną ar dvi galiu atspausinti visiškai naują sparną ir tiesiog juos pakeisti. Galite pastebėti, kad šis sparnas neturi jokių valdymo paviršių ar sklendžių. Ir taip yra todėl, kad tikiuosi valdyti orlaivį naudodamas keletą skirtingų maišymo metodų. Taigi, aptarkime, kaip šis orlaivis valdys save tiek kybojimo, tiek skrydžio į priekį metu, pradedant nuo išilginės tangentinės ašies. Kaip jau minėta anksčiau, išilginės ašies valdymas kybojimo metu veikia variklių pasvirimu pirmyn ir atgal. Ir tai gerai veikia per pradinius bandomuosius skrydžius. Taip pat pastebėsite, kad juda ir galinis aukštumos vairas. Tai nepadės valdyti išilginės ašies, kai orlaivis kybo be vėjo, tačiau jei yra nedidelis priešpriešinis vėjas arba orlaivis lėtai juda į priekį, tai padės variklių pasvirimui. Valdant riedėjimą, varikliai veikia taip pat kaip ir įprastame drone. Vienas greitėja, kitas lėtėja. Tai labai jautru dėl pažangios dronų variklių valdiklių technologijos. Valdant kryptį, vėl naudojami variklių pasvirimui, tačiau šį kartą priešingomis kryptimis. Vieno sparno gale sukuriama jėga į priekį, o kito atgal. Kaip galite įsivaizduoti, visų šių judžmentai suderinimas vienu metu ir yra priežastis, kodėl reikalingas skrydžio valdiklis. Pereinant, valdymo judesiai palaipsniui pereina į skrydžio pirmyn režimą, kuriame vienintelis dalykas, kuris nesikeičia, yra galinio aukštumos vairas. Taigi, norint pakreipti orlaivį, varikliai dabar užfiksuoti tokioje padėtyje, kad gamintų tik trauką, tačiau galinis aukštumos vairas ir toliau veikia taip, kaip įprastame lėktuve. Tačiau skirtingai nei įprastame lėktuve, riedėjimo valdymui bus naudojamas variklių pasvirimas, o ne sparnų vairai. Tai neįprastas būdas valdyti orlaivio riedėjimą, tačiau teoriškai jis turėtų veikti ir gali netgi turėti tam tikrų privalumų, nes riedėjimo valdymas nėra priklausomas nuo priešpriešinio oro srauto, kaip būtų, jei būtų naudojami sparnų vairai. Tai gali reikšti, kad orlaivis vis tiek turės visišką riedėjimo valdymą, net ir patirdamas srauto atitrūkimą. Tuomet, norint valdyti kryptį skrydžio metu į priekį, orlaivis naudos diferencialinę trauką, kad viena sparno galas būtų stumiamas į priekį, o kitas atgal, nes vairas neturi judančio valdymo paviršiaus. Tai reiškia, kad teoriškai gali nuvaldyti visas orlaivio ašis tiek kybant, tiek skrendant į priekį. Turint tik 5 judančias dalis, įskaitant variklius, orlaivis išlieka mechaniškai paprastas ir lengvas. Tada aš pagaminau paprastą uodegos dalį iš putplasčio plokštės, nes šiam orlaiviui nereikia specialaus aerodinaminio profilio toms greičiams, kuriomis jis skris. Ir sumontavau aukščio vairo servo mechanizmą viduje vairo, kurį vėliau galima užmauti ant uodegos vamzdžio. Ir mes pasiruošę dar vienam bandymui. Ta diena buvo labai vėjuota. Tačiau greitai pastebėjau, kad vienas pasukimo mechanizmas drebėjo daug labiau nei kitas, o tai kėlė nerimą, nes elektronika turėtų judinti kiekvieną servo mechanizmą tokiu pačiu greičiu. Tačiau labai norėjau jį išbandyti ore, todėl vis tiek išsinešiau jį į lauką. Nepaisant to, kad vėjas jį blaškė, man pavyko išlaikyti valdymą, kai skraidžiau ore pakibimo režimu. Tada bandžiau pereiti į tiesioginį skrydį ir greitai supratau, kad beveik visiškai nekontroliuoju riedėjimo. Todėl greitai grįžau į pakibimo režimą ir saugiai nutūpdžiau. Kai grįžau namo, supratau, kad vienas iš pasukimo servo mechanizmų juda ne taip greitai kaip kitas ir gana stipriai įkaista.
To priežastis buvo mano klaida, nes surinkdamas pasukimo ašį nesupratau, kiek daug pasipriešinimo jų turi. Dėl to servomechanizmui teko didelė nereikalinga apkrova. Kad tai daugiau nepasikartotų, servomechanizmus pakeičiau daug didesniais ir greitesniais, taip pat pašalinau bet kokį pasipriešinimą mechanizme. Dabar net ir variklio svoris yra pakankamas, kad pasuktų ašį žemyn. Taip pat dėl didesnio šių naujų servomechanizmų sukimo momento galiu naudoti kitokį pavarų santykį, kuris leidžia varikliams labiau pasvirti ir, tikiuosi, suteiks geresnį riedėjimo valdymą skrydžio pirmyn metu. Taigi dar vienas greitas pakilimo bandymas sode buvo sėkmingas ir abu servomechanizmai judėjo vienodu greičiu. Nors orlaivis skleidė gana stiprų vibracijos garsą, kuris atsirado dėl per didelio laisvumo pasvirimo ašyje. Tačiau tai galima lengvai įspęsti, pritvirtinus mažą spaustuką prie sparno strypo, kad jis nejudėtų. Mažai ką žinojau. Buvo ir kitų didesnių problemų, kurios netrukus iškils, bet su jomis susitvarkysime vėliau. Dabar išbandykime jį tinkamame bandomajame skrydyje. Perdžiungus perėjimo jungiklį mano maldiklyje, viskas vyko beveik sklandžiai. Orlaiviui įsibėgėjus nuo manęs ir su naujaisiais servomechanizmais, valdymas riedėjimo ašimi veikia tikrai gerai. Sąžiningai, jis skrido kaip įprastas 4 kanalų radijo bangomis valdomas orlaivis. Tačiau vienas dalykas, kurio nebuvau numatęs, yra tas, kad dėl mažos šio orlaivio oro pasipriešinimo labai sunku sulėtinti greitį, kad galėčiau pakibti ore. Laimiai, pakibimo režime galiu tiesiog parskraidinti jį atgal į save kaip sraigtasparnį. Kitas perėjimas į priekį buvo šiek tiek rizikingas, nes perėjimo greitį nustačiau taip, kad varikliai pasisuktų maždaug per 3 sekundės. Kas yra per greitai ir dėl to nosis sminga žemyn. Taip pat man reikia pasitreniruoti grįžtamosius perėjimus, nes pakėlus nosį, kad sumažinčiau greitį, sparnai užsikirtus labai greitai prarandama keliamoji galia. Tai kas vyksta su bangelėmis ant sparnų? Lengvasis PLA, iš kurio atspausinti sparnai, pradeda lydytis maždaug prie 200 laipsnių Celsijaus, o trimačių spausdintuvų spausdinamas prie maždaug 245 laipsnių Celsijaus. Tačiau PLA gali pradėti deformuotis jau prie 50 laipsnių. Nemaniau, kad jis taip greitai deformuosis, ypač čia, Jungtinėje karalystėje, bet tikriausiai nepadeda ir tai, kad tai tamsi matinė spalva. Lengviausias sprendimas būtų spausdinti sparną iš baltos medžiagos. Bet tarkime, jei palikčiau jį automobilyje karštą dieną, tai taip pat galėtų priversti sparną išsilydyti net ir nebūnant tiesioginiuose saulės spinduliuose, todėl man reikia perdaryti sparną. Šis naujas sparnas turi dvigubai daugiau vidinių briaunų, vadinasi, išorinė sparno oda yra geriau paremta. Taip pat perdariau skylutes briaunuose, kad jos geriau atitiktų aerodinaminio profilio kontūrą, o nebūtų apvalios. Dėl to svoris padidėjo nedaug, 5,5%, bet tikiuosi, kad tai sumažins bet kokį išsikraipimą. Taip pat atspausdinau dar vieną modelį, kuris turėjo papildomas briaunas per visą sparno ilgį, tačiau jis buvo 20% sunkesnis už pirmąjį modelį. Taigi, turėsime pažiūrėti, kaip jie visi atlaikys saulę. Esant 34 laipsnių Celsijaus aplinkos temperatūrai, aš paruošiau visus 3 sparnų modelius, taip pat baltąją antrojo modelio versiją ir nuėmiau pavėsį, kad sparnai būtų veikiami saulės. Ir labai greitai tamsesni sparnai pasiekė ribą, kai PLA pradeda deformuotis, tuo tarpu baltasis sparnas niekada neviršijo 40 laipsnių. Po maždaug 30 minučių saulėje buvo aišku, kad pirmasis modelis buvo labai deformuotas, tačiau 2 nauji modeliai išliko tvirti. Taigi nusprendžiau spausdinti antrąjį modelį baltos spalvos medžiagą, nes jis tik šiek tiek sunkesnis už pirmąjį modelį. Tačiau jis turėtų atlaikyti retas karštas dienas, kurias turime čia, Jungtinėje karalystėje. Taip pat nuėmiau galinį aukštumos servo variklį nuo uodegos ir sumontavau jį fiuzeliaže, kad masės centras pasislinktų į priekį. Tai padidina galutinį lėktuvo svorį iki 1,26 kg, tačiau tai nėra problema šiems varikliams, kurie kiekvienas gali sukurti beveik 2,5 kg traukos. Ir tai yra tie patys varikliai, kuriuos naudojau elektriniam dviračiui savo paskutinėme vaizdo įraše. Taip pat turintis 1,3 m sparnų mojai, jos sparnų apkrova yra maždaug tokia pati kaip šio radijo bangomis valdomo Carbon Cub modelio. Bet esu tikras, kad visi sutiksime, jog šis VTOL yra kur kas šaunesnis. Su nauju sparnu lėktuvas net nepajuto nedidelio svorio padidėjimo, o perėjimas į horizontalų skrydį buvo labai sklandus dėl didelės keliamojos galios ir mažo nutrūkimo greičio. Man visada sunku apibendrinti lėktuvo, kurį pats suprojektavau ir pastačiau, charakteristikas. Žinoma, būsiu šališkas ir sakysiu, kad jis skraido puikiai. Šis lėktuvas turi ir trūkumų. Pavyzdžiui, dėl atvartų stokos sunku sumažinti greitį grįžtant į kybojimo režimą. O išorėje kabanti baterija priekyje tikriausiai nėra pati geriausia idėja avarijos atveju, todėl ateityje galbūt aplink ją sukursiu aerodinaminį apvalkalą.
Taip pat gali atrodyti, kad turėti tik vieną judančią valdymo plokštumą ant aukščio vairo nėra gera idėja, nes jei sugestų variklis, lėktuvas negalėtų pasisukti. Bet tiesą sakant, jei variklis sugestų pakibimo metu, vis tiek įvyktų avarija, o dronai ir tai visiškai priklauso nuo savo variklių. Taigi, palyginus su mano kitais VTOL orlaiviais, šis tikrai yra geriausias iki šiol. Ankstesnis VTOL lėktuvas neturėjo jokios krypties valdymo pakibimo metu, o mažas sparnų plotas taip pat apsunkino skrydį į priekį. Dar ankstesnis VTOL buvo labai sunkus dėl aliumininių sparnų lonžeronų, sunkių pasukamų mechanizmų ir prastos putplasčio aerodinaminės formos. Turiu pripažinti, nors tas ankstesnis VTOL buvo mano mėgstamiausias skraidyti, jis turėjo sparną su tikru aerodinaminiu profiliu, nes sparną pirkau iš rinkinio ir panašumas į jos prie buvo tikrai šaunus. Ir galiausiai mano pirmoji VTOL versija, į kurią nesigilinsiu, kaip tikriausiai matote, tai iš esmės buvo skraidantis autobusas. Taigi, visų dalykų, kuriuos išmokau per pastarosius kelius metus, pritaikymas kuriant šį naują VTOL tikrai buvo vertas pastangų. Nuo lengvo variklio, pasukimo mechanizmų ir tiksliai trimačių spausdintuvų atspausdinto sparno iki naujausių dronų variklių technologijų. Esu tikras, kad prie to dar sugrįšiu, kai dronų technologijos ir 3D spausdintuvų galimybės patobulės. Tačiau iki šiol tai buvo ilgiausiai trunkanti serija mano YouTube kanale. Pirmasis VTOL vaizdo įrašas buvo įkeltas 2013 metais. Nuo tada šis kanalas tikrai išaugo. Ačiū visiems, kurie norite sekti mano projektus. O praėjusią savaitę šio kanalo prenumeratorių skaičius viršijo 1 milijoną. Tai iš tiesų yra neįtikėtina. Ir aš negaliu jums visiems pakankamai padėkoti. Tikiuosi, kad šis projektas ir vaizdo įrašas jums buvo įdomus ir galbūt netgi kažko iš jų pasimokėte. Dauguma projektavimo darbų buvo atlikta dar gruodžio ir sausio mėnesiais, kai tikriausiai praleidau apie 3 ar 4 savaitės vien tik projektuodamas sparną. Bet maniau, kad tai būtų puikus metas užbaigti projektą ir įkelti vaizdo įrašą laiku, pasiekus 1 milijoną prenumeratorių ribą. Todėl labai jums ačiū, kad prenumeruojate, labai ačiū, kad žiūrite. Ir iki kito vaizdo įrašo. Viso gero.